Kaip Nu, aš tai jaučiatės miškuose, žinok, atsiradau. miškuose? Gerai. Gerai, eik žiūrėk, kas tai, ką tau nori tavo pasąmonė parodyti. Ar tu esi viena, ar ten dar kažkas yra? Žinok, man tie vilkai lenda į akis dabar. Tai aš Gerai, žinau. Aha. gerai, tada jeigu krištolinė irgi gali prisijungt prie jos, pažiūrėkit abidvi, Jo, aš kad matau irgi vilkų akis tokias, žinai, tokias labai, kaip pasakyti, ryškias, nemoku pasakyti, tokias veriančias akis. gerai, ką jie nori pasakyti, ką tuom parodyti, ar tai yra, ar baugina, ar nebaugina. Nu, ne. Manęs tai nežinau, kaip Dovilė jaučiasi. Krištolinė. Ne, manęs irgi nebaugina. Jau tu sakys tokius tarsi labai, kažkokią informaciją norinčios perduoti. Tokią gilę, tokią kaip protingą, kažkokią tokią informaciją. Bet, tie vilkai ne taip, kad realybėj, ne kaip juos, kad matom, bet jie kitokie, jie žinią kažkokią atneša. Tie eteriniai vilkai, aš tai, pavyzdžiui, juos matau tokius kaip su šviesiu kailiu, žinai. Baltas tas toks šviesus kailis. Ir čia turbūt susijęs su to mano ritualu, žinai, dėl to aš juos matau. Jo, bet jie turi kažkokią tai žinią daugiau negu kad apsauga, tas, žinai, nes aš atlikau taip tarsi apsaugos tą ritualą, bet čia kažkas daugiau giliau negu kad apsauga. Jie turi kažkokią, tai kaip jaučiama iš jų tokia, kaip, žinai, didybė, tiesiog tokia stiprybė. Aš tą ir norėjau pasakyti, tik neradau žodžių. Jo. Aha. Jo. O jų ten daug labai? Nu jo, bent jau aš jau matau jų kokie kaip gauja, žinai, kokie 6 kažkur tais. O gal jie čia tiesiog apsauga, gal jie nori būtent, ar jum asmeniškai, ar tai yra globaliai kažkas tai, kažkokia informacija, kažkokia kaip apsauga ateina, gal tiesiog ateina šiuo metu, būtent šiandien, kai tu tą ritualą padarei, gal ateina kaip apsauga tiesiog visai žemei, tam tikram sluoksniui sielų, ar dar kažkas panašaus. Pažiūrėkit tiesiai jam į akis arba pasikvieskit gal kokį vieną, gal pasakys kažkokią informaciją, gal kažkoks bus vienas, kuris atstovauja tam. Jo, jisai tas kaip gaujos vadas, ar ne, toksai ateina, toksai išdidžiai. Ir jų taip, jau kažkaip noras ir yra išsaugoti tą žemės vibraciją ir kažkokią tai apsaugą tarsi, kažkokie signalai apsaugos tarsi eina. Mhm. Jie, žinai, kaip įdomu, jie taip sukiojasi aplinkui su tais, tas pagrindinis vadas kažkaip sukiojasi aplinkui, jis eina ratu aplink mane. Ir kažkaip tarsi aš matau, kaip jo kailis kažkokią tai, kažkokią nusistovėjusi per visus tos metus negatyvą tiesiog ištraukia, žinai, kažkaip jisai per tą kailį perleidžia, transformuoja. Čia kažkokia irgi susijęs su transformacija, kažkaip pereinamojo tuo laiku. Ir man tas miškas ir tie medžiai kažkaip palaiko jų tą didybę ir jie labai kažkaip sunerimę dėl tų medžių naikinimo. Kažkaip, jie sako, mums reikia bendromis jėgomis kažkaip išsaugoti tai. Jo, iš tikrųjų, pagrindas tie vilkai ir yra, kad jie nori išsaugoti tą mišką, o miškas yra gyvybė. Miškas yra pagrindas, gamtos pagrindas, nes jeigu miško nebebus, sakykim, tai praktiškai nebebus ir gyvybės.
Jo, ir apsaugos nebus iš tiesų, jo. Gerai, kaip mes galim dabar gerai, dabar žiūrėkit. Tie vilkai atėjo kaip ir mūsų apsauga, kaip ir mum padėti, kaip mums su jais bendradarbiauti, kaip suderint tas vibracijas, kaip juos, vat, kad kartu, kaip vat jie irgi sako, turim bendradarbiauti dėl to miško. Ką mes galim padaryti? Tiek energetiniam plane, tiek galbūt ir fiziniam plane. Na tai vėl sugrįžtam į tą patį, kad turim kuo daugiau atsigręžti į gamtą, saugot tą gamtą. Ateis pavasaris, ane, kuo daugiau mes sodinti, ane, suleisti, kaip sakant, tas savo šaknis, tas, ane, rankas irgi, va, ane, į žemę, kuo daugiau įdėti savęs į tą gamtą ir ta gamta mums gražins tuo pačiu, tai kaip aštuntukė užsimegs. Man, žinai, dabar išlindo mano vyras, žodžiu, čia su tokia eglė yra reikalų. Žodžiu, yra nukirsta eglė ir sako, davai, sako, žinai, įdedam tą eglę į tą žemę ir sako, jinai atsigaus, sakau, nelabai, sakau, jinai atsigaus, nes, sakau, šaknų nėra, žinai. O jis įsitikinęs, sako, ne, sako, pamatysime, įkišim į tą žemę ir atsigaus, bet aš nemanau, kad čia įmanomas variantas, bet jeigu jis taip tiki, nežinau, gal kažkas ir įvyks. Tai va dabar ir padarykime energetiškai, tegul sustiprinam jo tikėjimą. Supranti, kas yra, kai mes patys irgi kartu tikim su tuo žmogum, su ta siela ar kažko, tai tas tikėjimas yra daug gilesnis ir tikresnis ir atsiranda, bet to atsiranda ir minčių tada, gal kokių trąšų papilt, gal dar kažką, tada, supranti, tada norisi ne tik tikėti, bet norisi dar prisidėti prie to, daryti kažką, kurti. Tai va, pažiūrėk, ką parodys tie vilkai. Gal jie parodys, va būtent, jeigu tau iškilo. Jo, man kažkaip atrodo, jeigu tu tiki, tu kažkaip gali tą medį ir atgaivinti, nes man rodo, kai kurie medžiai, tarsi kai būna jie nuplėšti tų audrų, jie dar sugeba išleisti lapus, supranti, kažkaip, jie kažkaip sugeba atsiregeneruoti, ta gamta. Taip, žinokit, tas tikėjimas iš tiesų, aš atsimenu, kai buvau maža, tai aš labai norėjau sodinti, tai man kaimynė davė, žinai, tokių sėklų ridikam ir sako, davė tik tai, kad pažaiščiau, galvoju, žinai, į smėlį, aš pasodinau į smėlį, o jinai į žemę pasodino, tuo pačiu metu, pas ją neužaugo, pas mane smėlyje užaugo. Opa. Tai jinai iš mane dėmė ir negalėjo patikėti, bet aš to taip tikėjau ir taip norėjau, o dabar man vienodai, man nieks neleidžia, tai man praėjo tas užsidegimas, bet sakau, tada taip aš tikėjau ir va, užaugo smėlį. Super. Tai va, bandysiu, čia bus eksperimentas, sakysiu vyrui, tai gerai, einam, žinai, sodinamės tą eglę, sodink, pamatysi, jis taip, o tu pamatysi, gerai. Ir man rodo, kad gal iš tikrųjų ir įmanoma tai padaryti, su to tikėjimu. Dabar žiūrėk, tai ne šiaip sau rodo, tai dabar žiūrėk, jeigu mes pajungtumėm dar energetiniam plane, tai ką atsimeni, tu irgi sodindama, kur mes tose po žeme tos kitas dimensijas radom. Iš ten tą energiją. Ir va susikonektintų. Ir viską su absoliutu ir tada visiškai, aš tai tikiu 100%, žinau, kad užaugo. Jo, pabandysiu. Aš tokia esu, aš tikiu irgi. Tai va. O ką tie vilkai, kaip jie, tai girdėdami. Jie pozityvus, labai sako, bandykit ir sako, kažkaip jie netgi padėjo sustiprinti tą mūsų tikėjimą, tą, vat, žinai, kažkaip netgi tie, vat, tos būtybės, kur aš ten aptikau savo dalį, yra jų daugiau. Man dabar meta tą, žinai, jie, kaip aš pavadinau, kvadrantai, ne? Jie yra tarsi, jie yra tas stulpas, tas pereinamasis iš tos žemės aukštos dimensijos į tą pačią visatą. Tai aš matau dabar, pavyzdžiui, kur mes dabar planuojam tą vat medį, eglutę įkast.
pasiunčia kažkokius tai impulsus, rodo vietą ten prie tvoros kažkur reikės. Nu, bet žodžiu, žinai, kaip jie paleidžia visam tam, nes nedidelis tas sodelis yra tam visam sodelio plotui, nes vyras mano, žinai, gali sakyti, va čia, žinai, kaip būn. Tai tiesiog paleidžia, žinai, tokią intenciją, tokius impulsus duoda ir paruošiam mes erdvę tam medžiui. Labai gerai. Nu, Jo, ir tai yra tai, kad va, tas tikėjimas, tai iš tiesų vis dėlto, va, žiūrėk, tai ir yra magija. Tai ir yra magija. Mes kai buvom ten, tai yra tiesiog ta magija, tai yra tu sujungi, tu su meilė, su pagarba, su to tikėjimu, tu sujungi tą kitą dimensiją ir tau jinai duoda. Tu pasijungi prie tos kitos dimensijos ir viskas gaminasi, žiūrėkit, laisvas atomas, taigi tu iš jo gali, tik tai reikia mokėti, tu gali visą materiją gaminti. Mes nemokam. Taip. Viskas yra iš tikrųjų ta mintis ir va tikėjimas, kaip tu kad pasakojai, kad smėlyje išdygo nesėkla, tai va tas tikėjimas tavo ir įgalino užaugti, nes tu energiją suteikei su savo tikėjimu. Jo, ir susijungė su žemišku, gal net ir su tom kitom ir va būtent su tais kvadrantais, kur tu sakei, gal jie irgi pajungė, nes pajautė tą tikėjimą ir va taip ir gavosi, nes kitaip tai smėlyje, kai tik niekas neužaugo. Taip. Jo. Tik tai, Dabar, žinot, aš, pavyzdžiui, norėčiau tą išanalizuoti kaip vilko mėnulis, ane? Žmonės, kai šiandien yra tas vilko mėnulis, ane, tai tą mėnulio tą įtaką būtent pažiūrėti, nes čia turbūt Krištolinė nežino, aš prieš 3-4 metus, aš dažnai darau, atkartoju tą ritualą būtent tą dieną per vilko mėnulį, ne? Mes žinom, kad tas mėnulis, ar ne, ten tipo pilkių bazė ir taip toliau ir panašiai, bet aš va tyrinėjau būtent tą datą, kai aš atlikau vieną kartą, keletą kartų aš užfiksavau vilko kaukimą. Ir žinoma, aš žiūrėjau eterinėje erdvėje, ar tai hologramos, ar čia tikra, ar netikra, ir atėjo, kad tikrai tai buvo tikra, nes aš netgi pajutau tą vilko buvimą, tą kvapą, supranti. Tai aš noriu pažiūrėti, gal tas mėnulis, yra iš tikrųjų ir tas tikrasis mėnulis, gal yra kokių tai ne vien tik negatyvių aspektų, gal kažkas yra ir gero, nes, pavyzdžiui, mano patirtis rodo, kad vis dėlto yra kažkas. Taip labai šiurpas ėjo per kūną, tai galim pažiūrėti, nes yra informacija. Tada aš paskaičiuoju, o jūs susijungiat būtent su to vilko mėnuliu, pažiūrėkite iš šalies, kaip visa tai atrodo. Tiesiog jungitės per tą vilką. 3, 2, 1. Nes kažkaip tie vilkai irgi susiję su mėnuliu, kažkaip, pavyzdžiui, vilkas kaukia ir kažkaip jisai savo to kaukimu pažadina kažkokią mėnulio energiją, kažkas susilieja, supranti, man taip bent jau rodo, kad kažkoks yra irgi tarp jų ryšys tokia kaip, jo, teisingai. Ir yra, supranti, tas kažkada, kaip sakiau, su Saulė mes ėjom, mes tikrai aptikom tą tikrą natūralų šviesų mėnulį, kur yra jis tas tyras intencijas, kuris ima, ta prasme, ne tai, kad ima, bet jisai sugeba materializuoti jau fiziniai erdvėjai. Bet ne visi ketinimai, žiūrint netgi koks ketinimas, ne visi ketinimai papuola į tą švarę erdvę, žiūrint koks tavo ketinimas, žinai. Jeigu ten kažkoks iš negatyvios pusės, nes ten atliekam irgi visokie destruktyvai, tarkim, mane, tai kažkaip vat. Ir man rodo, kad kažkaip ta vilkų energija kažkaip sugeba tą tikrojo, to tyro šviesaus mėnulio energiją kažkaip tarsi pritraukti arčiau žemės, netgi kažkaip taip parodo, nežinau, ką Dovilė mato. Man labai tokia švari energija, jinai eina, labai tokia tyra, švari, tiesiog tokia, tarsi, net kaip permatoma, toks kaip vanduo būna, kaip tas, ne, kaip matus tie akmenukai, tai ir ta energija labai labai
yra ir jie kažkaip susijungia, jo tas mėnulis su vilkais, jie turi tą ryšį susijungę ir man eina, kad tarpusavy jų ta energija tokia yra tyra ir ta energija yra duodama žemei kažkaip per tos vilkus. Jo, tai va, tai tie vilkai kaip laidininkai turbūt, ar ne? Tai mums reiktų biškį nerti į tą mėnulį gal labiau pasižiūrėti. Norėčiau. Jo, einam. Jeigu reikia, užsidėkit merginos apsaugas, bet jisai švarus, tai čia tikrasis, taip kad neriam ir pažiūrėsim, gal kartu saulę pamatysit, nes vis tiek jo kažkur tai irgi tenais. Tikrąją. Tai ką, 3, 2, 1. Neria į mėnulį. Jisai man toksai šviesus, toksai truputėlį susidabro. Aš jau prieš tai buvau išjautus, tai vėl tą patį aš matau. Aha. Aš irgi. Kaip saulė auksas, ne, tai čia sidabras. Kažkaip man mėnulio akmenis vėlgi rodo, kažkaip susiję su tais mėnulio krištoliniais akmenim. Labai kažkokia tai irgi labai stiprus energetinis tas ryšys. Ir eina tokia informacija jo, kad labai švari ta jo energetika per vilkus ateina į žemę būtent ta visa energija, bet kad žmonės turi būtinai palaikyti, kuo daugiau žmonių, kaip sakant, prisidėti prie tos gamtos, vėl tas pats eina, nes labai greit, turi paduoti didelį kiekį tos geros energijos, nes visi žmonės dabar nužemino tą energiją. Ir kaip turi vis daugiau ir duotas tas mėnulis per tos vilkus, vis daugiau paduot. Ir sakykime, kad neišsektų, kaip pasakyti, ta baterija, ta tokia, kad nesumažėtų, žmonės turi dar palaikyti. Jo. Tai žiūrėkit visi ritualai, tai kad ir viską, ką tiki mėnuliu, kad ne į šitą žiūrėtų, tiesiog širdim gal jaustų perduotų anam tam tikrajam, o dabar žiūrėdami į šitą, fokusas į šitą. Jo, nes mes savo dėmesį ir energiją nukreipiam. Visiškai tą tuščią, kur yra. O ten turim jo susijungti ir tas tarpusavio energija, kad jeigu eitų tarpusavio energija tarp to tikrojo mėnulio per vilkus ir su žmonėm, tai čia būtų tiesiog, nežinau kaip išsireikšti žodžiais. Tai kuo daugiau šviesos reikia, šviesių tų žmonių. Man kažkaip, žinai, kas toks jausmas, kad tas didingumas, tos sielos kažkaip susijęs su to irgi vilko didybė, tas toksai ištikimybė, vienybė, tokia kaip kažkaip susijungimas į tą vienybę, nes vilkai mėgsta irgi, gaujom jie, kažkaip bendruomenė kažkokia tokia. Taip, ir ištikimybę labai kažkokią turi labai. Tai žiūrėkit, gal tai ir rodo, kad iš tiesų jie kaip jie perneša tą energiją. Ar yra dar koks nors kitas gyvūnas? Tavo paklausiu. Kuris yra laidininkas su tuo būtent tikruoju mėnuliu? Ar dar kas nors yra? Man tik vilkus tos rodo. Tai va. Tai kur čia yra dar gilesnė paslaptis? Ar tai buvo, o gal tie vilkai, gal tiesiog vilkai yra mėnulio. Ir dar saugotojai, jie ilgisi kažkaip tas kaukimas, kažkoks tai tarsi būtų ilgesys irgi, nežinau, taip tiesiog jaučiu. Eina. Jo, nes žiūrėkit, kaip žmonės yra dabar, nebijo tų vilkų ir vilkas jisai yra visur kaip blogietis, pasakose, kaip yra nuteikta. Jisai visur vaikai, bijo to vilko, sakykim, tai kaip viskas yra perversta, iš tikrųjų tas vilkas, tai jis, teigiamą energiją jisai perduoda, o žemėje tas vilkas, nėra mėgstamas. Ir užtad labai tokia destrukcija dar gaunasi. Taip ir medžiojami jie.
Jo. O kaip jie reaguoja į saulę, tą tikrąją? Irgi Gali? pozityviai, bet jie kažkaip yra mėnulio sergėtojai, bet saulė irgi kažkaip yra kažkas kito su saule, kažkaip, žinai, kaip man taip toks jausmas, kad vilkai labai kažkaip sugeba pertransformuoti tas kažkaip negatyves energijas, Mhm. o su saule kažkoks tai, jie tokie daugiau, žinai, tamsos gyvūnai, nežinau, bet saulė jiems irgi pozityviai veikia, bet dar nelabai suprantu kaip. Taip, Nu, gal. Sakyk. taip, jie yra grynai mėnulio, grynai jų, kaip jų namai, jų tėtis, jo, aš nemoku paaiškinti, yra mėnulis, jie yra grynai mėnulio vaikai, mėnulio, ašis, kaip pasakyti, ašis jiems mėnulis, gal taip, o saulė irgi pozityviai, bet saulė turi kitką. Taip. Man Jo, rodo, nes visi šilumą, savo vietose turi. džiaugsmą, supranti, kažkaip Jo. tai šilumą ir džiaugsmą pakelia kažkaip pozityviai, kažkaip jos Jo, sušildo jie kažkaip. saulės, bet iš tiesų jie mėnulio, taip kaip, gerai, jeigu mes turim šeimą, tai mes esam broliai, sesės savo šeimoms, o kitus gali mylėti, visą kitą, bet atiduodi, nes į ten jų. Tai čia lygiai tas pats. Tai nereiškia, kad blogai, bet jie atstovauja mėnulį ir jie yra laidininkai, tai tai gali jie pernešti tą, tai galima net tiesiog į juos ir kreiptis, norint į mėnulį kreiptis, netgi jeigu mums neišeina tiesiogiai, ar ne, Taip. su mėnuliu, arba nėra vizualizacijos tokios, kad iš širdies į širdį su mėnuliu, tai galima per juos tiesiog. Taip, greičiau ir stipriau būtų, jo, su ta intencija. Mėnulio energijos gauti ir, kaip pasiekti tą tikrąjį mėnulį per juos. Aš tai žinokit, ant vieno sėdžiu ir mane jis neša į mėnulį, aš noriu. Tai va. Skraidina. Tai va, gerai, ką jūs ten dar, gal norit, ką nors dar jūsų pasąmonės kažką tai norit tenais pažiūrėti, kaip ten viduj tam mėnulyje, jau viską apžiūrėjot, tą, ką jums reikėjo. Aš tai esu ten buvus, tai ten iš tikrųjų yra netgi tų pegasų ir yra šviesūs magai Aha, ir jie vėl man pasirodo, tai aš jau dabar kaip supratau, jau ten kaip ir esu, žinai. aha. O ten tada gerai, tam mėnulį ten irgi kažkokia tai, kokia ten struktūra jo viduj tu tenais esi, ar ne? Tai irgi kažkokia. Ten yra, supranti, kaip labai, kaip sidabras, kaip krištolas, labai daug tokių, žinai, šviesių energijų. Tie pegasai irgi, ten labai daug šviesios tokios spalvos. Ir ten yra tie irgi magai, aš jau juos susitikus ir jas pasitinka, sako, sveikas sugrįžus, sako, žinai, sako, mes džiaugiamės, kad kažkaip kad jūs atrandate vis daugiau tų žinių apie mėnulį ir mėnulio kažkaip tuos sergėtojus, mėnulio vaikus kažkaip, nes tada aš mačiau tik tais pegasus, aš kažkaip vilkų net nepastebėjau. Ir kažkaip man eina va tas žodis, kaip čia tas, man rodo tai kaip mėnulio va tą kristalą ir to kristalo kažkokia tai būtybė, kur susiję su to kristalu. Būtent to kristalo kažkokia tai kaip moteriška būtybė, kaip deivė man pasirodo. Aš taip matau ją, aš tiesiog įvardinu. Gerai. Tai žiūrėk, gal jinai kažką nori pasakyti. Aš norėčiau paklausti. Ar iš tiesų yra taip, kad mums Žemėje viskas yra šitas senas mėnulis ir mūsų Saulė ir viskas kaip placebas tik tai. O visa, kas tikra, tai yra paraleliniuose pasauliuose.
Labai rezonuoja tas klausimas tavo. Man lygiai irgi tas pats, kažkas tikrai yra, kažkas panašaus, bet dar sunku kažkaip tiksliai pasakyti. Mhm. Tai mums šita ta saulė, kaip, tarkim, irgi kaip, viskas kaip baterijos, kaip kažkoks placebas, o mumise susižadina iš tiesų iš tų kitų tikra energija, bet tik tai maža dalelytė iš tų paralelinių. Ir mums atrodo, kad čia iš išorės mumis šildo, iš tiesų tai viskas yra mūsų viduje ir tose iš tų paralelinių pasaulių, iš širdies į širdį labiau ir tie, kur mes užmirštam. Mums primena. Tad Jo. tikrai reikia. Ir mes turim labiau prisiminti ir už tai turim bendrauti, ieškoti. Kaip jiem atrodo tas mėnulis mūsų šitas? Gal galėtų kažką pasakyti, gal kaip jie žiūri į tą mėnulį iš tiesų? Koks jų, kokia jų nuomonė, gal sakyčiau. Kaip jie kažkaip tikisi, kad žmonės kažkaip supranti, kaip labai daug kas priklauso netgi nuo tų pačių žmonių, kokias intencijas išleidžia, žinai. Nes tų intencijų tokių gražių, tyrų labai mažai. Nes visi nori ten kažkokio, kažkaip pat ir rodo tokį sąrašą. Destruktyvumas, tarkim, mane kažkokia tai norai per ego, supranti, nėra tokie kaip iš sielos, iš širdies jie einantis, jie eina per protą daugiau kažkaip. Tai tas mėnulis ir gaudavo tokias intencijas, kurios nėra tos tokios švarios, žinai. Jisai, supranti, kaip kempinė tokia, kuris sugeria šitą, tas netikras aš kalbu, kaip kempinė sugeria tą destruktyvą ir po to paleidžia kaip priešnuodį žmonėm. O iki to tikrojo mėnulio net nedaeina, už tai vienas kitas ir dar didesnis sluoksnis nuo jo pasidaro, turbūt. Teisingai. Didesnis nuotolis, nutolsta tas tikrasis mėnulis nuo mūsų. Taip. Tai tai dabar širdis pažadinam, pamėtykit burbuliukų, kad sakau, kad tikras mes čia tik placebai, kad viskas tik per širdį ir iš širdies. Kad tada su tikrai susisieksim, su tikru. Taip kaip būtybė, tai ten tas pats kaip ir siela, kaip mes žmonės siela, tai ten irgi tik tai kitos rūšies. Visas tas. Irgi kaip siela. Žemė taigi irgi turi savo gają, ar ne? Taigi irgi galima sakyti siela. Tai ten irgi tas pats, tik tai vėl kitos rūšies. Tai taip, kad viskas, tai mes turim kaip su siela, kaip lygių su lygiu, kaip siela su siela bendraut. Į širdį ir tada viskas ir mumise pasižadins ir tas tikras ateis ir tos hologramos nukris nuo akių. Iš tikrųjų, aš net matau, kaip iš karto kitaip mes pradėsim matyti ne hologramiškai, ne pagal tos matavimus, kaip mums čia įdiegta. Viską pamatysim, iš karto nukris tas nuotolis, tas toks, tos visi tie šydai nukris, viskas taip atrodo. Iš tikrųjų, aš matau, supranti, kai tu kalbėjai apie tos burbuliukus, tai aš matau tą deivę, tą mėnulio kažkokią tai esenciją, kažkokią, aš pavadinčiau deivę, ne? Tai jinai kažkaip pabėrė tuos kristalus, aišku, žmonėm, kurie yra pasiruošę paimti, nes tuose kristaluose yra labai, labai tokia kaip informacija, kas liečia su mėnuliu, kad prisimintų, kas yra tas mėnulis ir mums irgi paduoda tokius švytinčius, žinai, energetinius, aš juos energetinius matau, permatomus kristalus. Jie iš tikrųjų labai, labai, labai džiaugiasi, kad žmonės kažkaip vis labiau, aišku, yra tų sielų pabudusių, kur
jie išgirsta tos, tarkim, norus, ketinimus ir jie labai džiaugiasi, kad jūs čia atėjot. Tokia džiaugsmo energija jaučiama. Mes irgi labai džiaugiamės, aš irgi labai džiaugiuosi, kad atėjau. Mhm. Ten labai aukštas vibracijas. Aha. Jo, kažkaip tiesiog net kalbėti, net Jo, nesinori kažkaip gera. jo, nori Jo, tiesiog būti noris būti. kažkaip, Jo. jo, ta energija tiesiog jo norisi, nes tu net, kažkaip jo ta informacija toks jaučiasi, kaip širdies čakra atsiveria, tiesiog širdis taip Mhm. plečiasi, jo Ir tas tu toks. pats, ir tu pats plėtiesi tiesiog energetiškai, atrodo, tenais ir tu pats didėjai. Čia žemėje tu toks labiau kažkoks sutrauktas atrodo esi, o ten tu išsiplėti tiesiog ir pats. Mhm. Žiūrėkit, mes dabar iš tikrųjų labai norėčiau, kad jūs irgi tą patį padarytumėm, tiesiog va tą išplėtimą savo iki pat žemės savo kristalų. Tiesiog praeitumėm iki ten, kad tas laukas mūsų pačių prasivalytų, tas kanalas, kaip sakyčiau, nuo absoliuto iki žemės kristalo, tiesiog va dar su tuo praeikim, kad tai užsitvirtintų, kad nebūtų tik tai laikinas. Mhm. Žinotumėm, kad vėl bele kada galim grįžti, jeigu mums reikia, pasikviečiam tuos vilkus, ar dar ten kažką, ar tos pegasus, ar kažką, tai aš manau, kad jie tikrai mielai mumis ten nuneš. Ir kad būtų tas ryšys, iš tikrųjų nepaleistumėm to ryšio, kad nebūtų tik tai čia ir dabar jisai tiesiog plėstus. Galime nešti šitą savo informaciją ir į ateitį. Tau aš tai metu tą burbulą tokį gerą, kad susprogtų ten, bet ten būktų, kad nepamirščiau, kad būtų toks kaip laidininkas, žinai, jau nori pamiršti, bet ne ten tą ateitį, iš ateities ten trauki savo, toks, žinai, į praeitį pravalau taip pat savo. Irgi, jeigu jūs norit, irgi taip pat reikia, tegul irgi, kad prisiminimai vis tiek jisai valo, šitą energiją tikrai jinai valo, pakeičia. Mhm. Tai va labai gera. Ir tie vat vilkai, jie taip džiaugiasi, taip tarsi, kaip fainai. Ta prasme, jie, irgi laimingi, kad vat mes tą darom, kad mes atėjom. Ir nes jiems irgi yra tada lengviau ir geriau, nes ir mes tų pačių tos energijos suteikiam irgi iš savęs. Taip, mes kažkaip vieni kitus pakraunam, vieni kitiems padedam. Jo, aš matau, tie vilkai tiesiog sukiuosi, tokia aš glostau, žinai, ta per kailiuką tokia labai jaučiasi tokia kaip ir šiluma, kaip ir globa, tokia Apsauga. tokia, tvirtumas toks. Dabar žinot, noriu paklausti dabar, o tai tas mėnulis, jisai atstovauja tik tai Žemei, ar jie dar turi kažkokias kitas planetas, kur irgi yra, bendrauja kartu, sąveikauja? Ten Žemė, gal tie saulė. pegasai, gal jie ten pegasai ten skraido kažkur, tai gal ten kiekvienas kažkur, tai gal ten kažkoks atskaitos taškas tas mėnulis. Yra daugiau, žinok, man rodo kažkaip, kad yra daugiau, kad jie turi su kitomis planetomis, bet aš tikrai neįvardinsiu, man tie pavadinimai nėra girdėti, kurių galbūt mes dar nesam atpažinę. Yra dar kažkokios aukščiau, kažkokios tai planetos, nes man rodo spindulius, kaip eina į viršų. O ten dar kitos, pavyzdžiui, man kažkaip rodo netgi su pačia, nes supranti, kaip mėnulis irgi kažkaip asocijuojasi kažkiek su magija, ta paslaptim, ane? Tai man rodo, turi ryšį su visom tom planetom, kur yra daug tos magijos, ane? Tarkim, fėjų, drugelių, negi krištolinius rodo. Bet virš jų dar yra kažkas daugiau, kur mes dar net nežinom jų pavadinimų. Kaip kažkoks atskaitos taškas, kažkas tai tokio galėtų būti, ar ne?
Mhm. Aha. Jo, O tai ten O tai gal stichijos mūsų irgi, kai čia tik placebas kažkoks tai, o ten gal vėl kitokios? Hmm. O gal tie vilkai ir yra tam tikros stichijos, tik tai kito lygio, tik Ir čia mūsų akim suprantamai taip vat pasirodo, negalėtų taip būt? kažkaip rezonuoja, tik vat įvardinti. Nu, vat eteris Jo, gal, oras ką? kažkaip, nežinau, kažkaip kaip įvardinti. va tas Nes protas nėr kaip protui suprasti kažkaip gal, ar ne? Gal ten jo, visai kitokios stichijos ir vat kiekvienas mum kaip duoda suprasti, kad kažkoks taip vat kaip vaizdas, nu va taip kaip vilkai atstovauja mėnulį, ar ne? Vat, nu, tai mes tik tiek galim suprasti iš tikrųjų, vat dar sakei, kad tie pegasai, tai gal jie vėl kita tenai stichija, kažkas dar kita galėtų būt galbūt, tik kito lygio. Supranti, kaip, pavyzdžiui, per vilką kažkaip susiję per balsą. Tai balsas yra oras, nes jie skleidžia tą vat, Aha, vibraciją, ne? Tai aš kažkaip galvočiau, kad vilkai, nu, priskirčiau prie to vat oro, tarkim, ane? va, kito lygio, nes kiekvienas vis tiek stichija irgi turi tam tikrų subtiliųjų, kur mes net nepažįstam, mes tik taip suprantam. Tik taip, va taip, kaip va, tas protelis taip rodo. Tai va, o iš tiesų tai yra subtiliųjų tų visų kūnų, gal jie irgi tokį kažkokį tai atstovavimą turi visiškai kitaip. taip, čia tikrai yra vat kažkas daugiau, jo, tikrai. Tik mums sunku surasti tuos tinkamus Taip, žodžius. tai va, nes aš dabar irgi mąstau, niekaip, aš žinau, kad tikrai yra, vat viduj žinau, bet kaip ten įžodinti, vardinti, Hm. ar pamatyti, neįsivaizduoju, vaizduotės, tiesiog neužtenka, nes, tai hologramos uždėtos, tik tai matricinė, iš jos sunku išeiti. Tik žinai, kad kažkas kitaip, aš irgi žinau, kad tikrai yra, ne tai, kad kitaip, bet yra giliau. Taip galėčiau tik Žinai, pasakyti. dar man toksai buvo klausimas. Gerai, mes žinom, kad tas sintetinis mėnulis įtakoja labai daug vandenį, tarkim, ane? O tas tikrasis, ar jis irgi surištas su ta vandens stichija? Va, tai Gal į tą pasižiūrėjau. pažiūrim? Aha, pažiūrėkit, 3, 2, 1. Ar susijęs su vandens stichija? Tas tikrasis turbūt jisai yra iš viso ne veidrodinėj sistemoj, ne kupole. Tai greičiausiai vėl bus kita, tas tikrasis vanduo bus. Man kažkaip rodo, kad yra susiję, bet kažkas yra, vat kitaip. Aš negaliu įvardinti. Kažkokia yra sąsaja, bet net ne ta tiesioginė. Man iš viso rodo tokį kaip ledą, kaip sniegą, kažkas tokio, nežinau O kodėl. ten ta struktūra, va, ten tikroji struktūra. Nu, Mhm. netiesioginė, sakau, Ten nėra veidrodinė. Ai, bendrai ledas yra veidrodis. Ja, veidrodis yra, taip. Bet, vat sakau, sniegas, toks kažkas susijęs su tuo paviršium. Mhm. Ne tik, kad grinai vanduo, bet kažkas su tom sudėtim. Vat, būtent, sakau, vat kažkas panašaus, bet, jo, taip ir yra. Ką ten, žodžiu, dar bus ką veikti savo, nuves mumis. Gal supranti, žinai, tas už ledo ten ta, kaip vadinasi, su ta vat, Antarktida, jo, su ta pusė kažkaip jisai. Jo ten tikrasis, jo, kažkur ten yra jo. Nu, jo, Tai va ten tos visos dimensijos ir keičiasi greičiausiai. Va ten ir viskas ir kitaip. Tai ten jie konektinasi gal su tuo tikruoju mėnuliu ir tikrąja saulė. Labai panašu, kad ten kažkaip kitaip jo, kad ten yra didesnis ryšys negu čia, kur mes esam. Ir ten nėra jokios paslapties, kaip mums atrodo. Tiesiog mums čia atrodo, kaip pas mus uždara, mes tik matom čia.
O ten visai nėra tos matricinės, tos matymo, tų programų įdėta, ten viskas Jo. natūraliai. Ten iš viso, man rodo, kad jie mato kaip energijos kažkokias, tai jie nemato, kaip mes matom va blyną, ne? Nu, Čia nu, Saulė, o čia Mėnulis, delčia, jo, žinai, keičia jie ten tos pavidalus, fazės, tarkim, o ten yra tiesiog energijos. jo, tik dėl mūsų, kai mum nori kas nors paaiškinti, nes mes, nu, mūsų fokusas automatiškai jisai fokusuoja ir dėlioja, nu, kitaip neišeina, aš taip suprantu, kai išeini į kitas dimensijas, nu, jis vis tiek turi surinkti tai, kad jisai suprastų, nes kitaip nieko nesupranta. Taip, Tai taip, va, tai mums dar. parodyti mūsų akimis, kaip sakant. Jo, o mes taip stengiamės, jo, nu, bet mums vis tiek kažkaip tai suprantamiau, o iš tiesų ten, nu, tai sakau, tos tikros tiesos, tai nu, mes ir nesuvoktume, nes nu, iškėjo, fain. Nu ką, jau žinok, 1 valanda, Aha, gerai. Taip, gerai, o tu dar pasiliksi biškį? Gal, aš nežinau, galvoju. Jo, gal tave dar kur nors kitur nuves. Gerai tada. Aš išjungiu šitą.